Labas rytas, gerbiami investuotojai. Malonu, kad prisijungėte į Consilium Optimum Fastlink obligacijų emisijos pristatymą, kurio metu pristatysime bendrovės veiklą bei pagrindinės emisijos sąlygas. Šiandien šiame pristatyme dalyvaus įmonės vadovas bei pagrindinis akcininkas Vitalijus Romualdas Andrijauskas, įmonės direktoriaus pavaduotojas Denis Savratski. Labas rytas. Ir Awesome Securities atstovai Mykantas Urba bei aš Povilas Petručionis. Tai viso pristatymo metu galėsite užduoti klausimus Q&A sekcijoje. Viršutinėje panelėje turėtumėte matyti Q&A ikoną, kurią paspaudus turėsite galimybę užduoti viešai arba anonimiškai klausimus, į kuriuos po pristatymo stengsimės atsakyti. Taip pat šis pristatymas yra įrašomas ir su visais susiregistravusiais į šį webinarą pasidalinsime webinaro įrašu po šio pristatymo. Na, o pradedant, tai tiesiog noriu priminti, kad Consilium Optimum prekės ženklų žinoma Fastlink birželio pabaigoje pradėjo įkeitimų užtikrintų obligacijų emisijos platinimą iki 8 milijonų vertės, kuris vyks iki Liepos 15 dienos. Pats emitentas Consilium Optimum yra telekomunikacijų bendrovė pagrinde veikianti 6 segmentuose. Pagrindinis ir didžiausias segmentas bei pelningiausias yra šviesolaidinis internetas, tačiau be jo įmonė taip pat aktyviai veikia bei plečiasi mobilaus ryšio, vaizdo stebėjimo sistemų, išmaniosios televizijos, 4-5G bei kitų IT ir IP paslaugų plėtroje. Bendrovė pastaruosius 5 metus išgyveno išties labai stiprų augimą. Pajamos, EBITDA ir pelnas kasmet pastaruosius 4 metus augo ne mažiau nei 30%. Tuo tarpu klientų skaičius per tą patį laikotarpį irgi kasmet augo apie 25% kasmet. Ir visas šitas augimas buvo palaikomas pakankamai stabilių ir sveikų skolos bei kredito rodiklių. 25 metų pabaigai grynosios skolos vertas siekia apie 2,2, o nuosavo kapitalo rodiklis buvo apie 36%. 25 metų pabaigai įmonės EBITDA siekia apie 4,8 milijono, o klientų skaičius viršijo 43 tūkstančius unikalių klientų. Na ir emitentas nuo birželio pabaigos pradėjo obligacijų emisijos platinimą, kurios pirmos dalies dydis yra iki 8 milijonų eurų, palūkanos nuo 8 iki 8,5 nustatomos aukciono būdu. Terminas obligacijų bus 3 metai, o visos lėšos pritrauktos iš šių obligacijų bus panaudojamos anksčiau leistų obligacijų refinansavimui. Šios obligacijos bus užtikrintos pirmos eilės įkeitimo gautinom sumom kylančiom iš pasirašytų su klientais sutarčių, kurių bent jau šių metų balandžio mėnesio pajamos, iš kurių siekia apie 698 tūkstančius eurų. Kaip ir minėjau, visos lėšos pritrauktos iš šių obligacijų bus panaudotos 24 metais leistų obligacijų emisijų refinansavimui. Viena iš tų emisijų buvo 5 milijonų eurų dydžio 12% palūkanų, kita 3 milijonų eurų dydžio ir 9% palūkanų. Žvelgiant dešinėje į finansinę santrauką, tai kaip ir minėjau anksčiau, galima pastebėti, kad pastaruosius kelis metus įmonės pajamos, pelnas bei EBITDA augo išskirtinai aukštu tempu, bent po 30% kasmet, o paskutiniaisiais metais pajamos augo net daugiau negu 46%. Ir visas šitas augimas buvo vykdomas išlaikant aukštas pelno maržas. Galime matyti, kad paskutiniaisiais metais pelno maržas siekia kiek daugiau negu 22%, kas yra viena aukščiausių maržų tarp telekomunikacijų paslaugų apskritai rinkos. Na ir žvelgiant į balansą, skolos investuotojų svarbi eilutė yra ilgalaikė skola, kuri 25 metų pabaigai siekia apie 11 milijonų eurų. Tai čia reikia pabrėžti, kad be obligacijų savininkų, kurie sudarė 8 milijonų eurų skolą, yra tik vienintelis kreditorius, tai yra ILTE nacionalinis plėtros bankas, kuris yra suteikęs lengvatinę paskolą šiam emitentui.
Einant prie emisijos sąlygų, be to dar kartelį pasikartosiu, kad šios obligacijos yra užtikrintos pirmos eilės gautinų sumų iš pasirašytų su klientais sutarčių įkeitimu. Terminas yra 3 metai, palūkanos bus nustatomas aukciono būdu, apie kurį pakomentuosime šiek tiek vėliau. Tai bus renkamasi tarp 3 lygių 8,25 ir 8,5%. Pirmosios dalies obligacijų emisijos dydis bus 8 milijonai, tačiau pačios programos dydis yra 12 milijonų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad emitentas 12 mėnesių eigoje turės galimybę dar padidinti savo obligacijų emisiją, išleidžiant naują dalį, tai yra tranšą. Platinimo laikotarpis yra iki Liepos 15 dienos, tai yra trečiadienio, tačiau svarstantiems investuoti į šias obligacijas, siūlome įvertinti tai, kad dalis tarpininkų, bankų ar brokerių kartais uždaro galimybę įsigyti obligacijas anksčiau negu baigėsi oficialus terminas, tad nepasilikit paskutiniai dienai sprendimo. Palūkanų mokėjimai bus daromi kas pusmetį, kovenantai ir įsipareigojimai taikomi šiam emitentui, tai emisijos galiojimo laikotarpiu grynosios skolos ir EBITDA kovenantas negalės viršyti 4. Nuosavo kapitalo rodiklis turės būti bent 25%, ir akcininkas negalės mokėti dividendų. Taip pat svarbu pabrėžti, kad šio platinimo metu lygiagrečiai yra vykdomas keitimo pasiūlymas. Tai yra dabartiniai obligacijų savininkai turi galimybę keisti savo turimas obligacijas į naujai leidžiamas obligacijas bei gauti kartu išankstinio išpirkimo premiją, kuri yra 1 arba 1,5% priklausomai nuo laikomos obligacijų emisijos bei sukauptas palūkanas. Ir svarbu pabrėžti, kad šios obligacijos turėtų būti įtrauktos į prekybą nuo pirmos dienos, kada bus išleista. Ką tai reiškia investuotojams? Tai yra, kad šios obligacijos turėtų būti tinkamos investiciniai sąskaitai. Šios obligacijų emisijos patikėtinis Audifina, o platintojas Awesome Securities. Ir svarbiausi akcentai prieš perduodant žodį šios įmonės vadovams, noriu pabrėžti, kad 4 tokie pagrindiniai bruožai, kurie išskiria dabartinėme kontekste Fastlink. Tai pirmas dalykas, apie ką trumpai jau kalbėjome, įmonė yra įrodžiusi, kad gali stipriai ir aukštų tempų augti. Pastaruosius 4 metus įmonė kasmet augino savo klientų skaičių apie 25% ir 25 metų pabaigai klientų skaičius jau siekia apie 43 tūkstančius. Taip pat remiantis ryšių reguliavimo tarnybos naujausią ataskaitą, Fastlink buvo sparčiausiai augantis šviesolaidinio interneto tiekėjas nuo 2023 metų. Ir savo rinkos dalį nuo 2023 iki pirmojo 2026 metų ketvirčio padidino nuo 2% iki 2,9%, kas yra didžiausias augimas ir pokytis lyginant su pagrindiniais šios rinkos žaidėjais. Antras dalykas, įmonė pasižymi stipriais finansais, stiprus pelno pajamų bei EBITDA augimas, išlaikant santykinai aukštas ir vienas aukščiausių maržų rinkoje. Visa tai buvo vykdoma, palaikant sveikus kredito rodiklius ir taip pat turint tik vieną kreditorių be obligacijų savininkų, tai yra Lietuvos nacionalinį plėtros banką IBITE. Trečias dalykas, bendrovė yra labai stipriai, tai yra labai technologiškai pažangi ir dažnai į rinką atneša naujas technologijas ir būna pirmieji, kurie pristato vietiniams vartotojams. Pavyzdžiui, nuo 2024 metų Fastlink tapo pirmuoju tiekiančiu privatiems klientams 10 gigabitų spartos interneto paslaugą. Ketvirta, bendrovė veikia rinkoje, kurią stipriai reguliuoja ir prižiūri konkurenciją ryšių reguliavimo tarnybą bei skatina parankesnės galbūt sąlygas mažesniems žaidėjams. Ką tai reiškia? Fastlink gali naudoti savo partnerių infrastruktūrą ten, kur galbūt neturi savo pačio tinklo infrastruktūros, ir paprastai tariant, nuomotis iš oligopolinę padėtį užimančių žaidėjų, jų infrastruktūrą, tai pasiekiant galutinius vartotojus. Toliau žodį perduosiu įmonės akcininkui ir vadovui Romualdui Andrijauskui. Sveiki. Noriu trumpai papasakoti apie įmonės istoriją. Tai pirmos interneto tiekimo paslaugos privatiems vartotojams startavo 2000-aisiais.
tinklas augo UTP kabeliukais ir 2003 jau prireikė naudoti šviesolaidinį kabelį. Tais metais buvo paklota pirma magistralė, pasirinkom būtent single mod technologiją, kurią naudojam ir iki šiol. 2005 metais pradėjom naudoti Voice over IP paslaugas ir atsirado pirmi verslo klientai. 2010 metais pradėjom tiekti išmaniąją televiziją, IPTV paslaugą. Pirmieji panaudojom technologiją, kai duomenys siunčiami iš serverio tiesiai iki end user, tai Unicast. Tada 15 metais pradėjom naudoti vaizdo stebėjimo sistemas. 17 metais buvome pirmieji Baltijos šalyse, kurie panaudoja 4K arba Ultra High Definition rezoliuciją televizijos signalų retransliuoti. Šviesolaidinį savo internetą pradėjom tiek per visą šalį, per visą Lietuvą nuo 18 metų. 20 metais pasileidom OTT, CDN ir kas buvo irgi labai svarbu, multi-bitrate, tą patį principą, kaip naudoja Netflix, YouTube ir panašios kompanijos. 21 metais pradėjom tiekti internetą 4G mobilų, irgi per visą Lietuvą. 22 metais prasidėjo 5G internetas mobilus. 23 metais startavom su Voice paslauga, tai čia balsas, SMS, neriboti megabaitai. Taip pat VOD biblioteka. 2024 metais mes pradėjom tiekti 10 gigabitų planą iki kiekvieno galutinio vartotojo privataus ir mes buvome pirmieji, kas tai padarė Lietuvoje. Na, o šiemet mes startavom su dirbtinio intelekto agentu, kurį jau galima išbandyti. Taip, tai tiek apie istoriją. Verslo apžvalga. Tai pagrindinės mūsų paslaugos yra šviesolaidinis internetas, išmanioji televizija, mobilus ryšys, 5G, 4G, filmų biblioteka, VOD, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė. Dėl ko mes esame sėkmingi, tai mūsų sėkmės modelis, tai pagrindiniai akcentai, moderni infrastruktūra, nes teikiam grynai pure IP tinklą, nuo pat pradžių ir iki šiol. Tuojam paslaugas ir siūlom klientui vienos sutarties rėmose net kelias paslaugas, kurios yra labai susijusios. Tada praktiškai visi sprendimai yra in-house, į įmonės viduje, tiek programuojam, tiek inžinierius turim ir praktiškai visi resursai yra in-house. Turim pakankamai didelį partnerių tinklą ir parduodam paslaugas per partnerius labai sėkmingai. Ta prasme, turim tą didžiulę naudą tame. Ir dabar, kaip jau sakei, pasileidom dirbtinio intelekto agentą, bei ir daugelis vidinių resursų yra apdorojama būtent dirbtinio intelekto dėka. Pagrindinės paslaugos, pajamų struktūra, tai apie 70% sudaro internetas, TV bei kitos IP paslaugos, 10% įrangos ir patalpų nuoma, o 21% yra kitos paslaugos. Taip, tai kita skaidrė. Nekilnojamo turto vystymas. Tai kaip mes užeinam į naujai vystomus objektus. Istoriškai, kai mes teikdavom internetą ir TV, tai čia bazinės paslaugas, su vystytojais buvo sunkiau susitarti, nes vystytojams aktualu daugiau paslaugų iš vienų rankų. Ta supratom po kelių metų bendradarbiavimo su stambiausiais ir mažesniais. Tuo metu mes teikiam internetą, televiziją, vaizdo stebėjimą, apsaugos sistemas bei telefonspines, bet laikui bėgant tą paketą mes plėtėm ir pradėjom tiekti tokias paslaugas kaip
elektros jėgos kabelių įrengimas, elektros sistemų, priešgaisrinės sistemas, vadinamus kaupiklius, išmaniųjų namų sprendimus, bei darėm projektavimą, perprojektavimą tuose objektuose, vystytojų. Ir dabar priėjom prie to, kad anksčiau ieškojom vystytojų, o dabar vystytojai ieško mūsų. Tai labai džiaugiamės tuo. Dabar kitas skaidrė. Klientų bazė ir pasiskirstymas. Na, klientų bazė. Klientai pagrinde istoriškai taip sutapo, kad pradėjom veiklą nuo Vilniaus ir klientų koncentracija didžiausia yra Vilniuje, apie 70%, bet dėl to, kad paslaugos yra teikiamos over the top, OTT būdu per internetą, pavyzdžiui, tokios paslaugos kaip televizija, tai klientų atsiranda ir per visą Lietuvą, per stambiausius miestus, bet visa tų likusių klientų apart Vilniaus dalis apie 30%, bet sparčiai auga. Paaugom nuo 21 iki 25 metų nuo 17 iki 43 tūkstančių, dabar yra vidutinė sutarties trukmė kliento apie 28 mėnesiai, metinės pajamos vidutiniškai iš sutarties 180 eurų. Na ir kasmet stengiamės išlaikyti ten virš 20–25% augimą. Sveiki visi, aš esu Denis Savratskis, Faslink direktoriaus pavaduotojas, tai toliau pratęsiu aš dar trumpai norėčiau papildyti gal Romualdą, pasakant, kad 2020 metais mes buvom irgi vieni pirmųjų Lietuvoje, kas sukūrė ir paleido TV aplikaciją, kuri leido TV turinį ir kitą video turinį žiūrėti būtent per aplikaciją ir parsisiųsti iš App Store. Ir dar verta pažymėti tai, kad iš tikrųjų, kalbant apie mūsų paslaugų krepšelį, tai vienas iš mūsų konkurencinių ir svarbiausių, galima sakyti, privalumų yra, kad jis praktiškai plačiausias, aš tai sakyčiau net plačiausias, bet mums čia toks, kaip čia, reikėtų giliau įsverti. Mes sakome, kad plačiausias mūsų paslaugų krepšelis yra ir visas tas modelis mūsų yra to ir parengtas, kad mes galime pritraukti klientą, pasiūlant jam vieną arba kitą paslaugą ir po to besinaudojant upsell arba cross-sell, po to parduodami klientam papildomas paslaugas ir taip tas klientų įsisotinimas atsiranda vis didesnis, mūsų ARPU didėja ir automatiškai ir pajamos bendrai visos didėja įmonės. O šioje būtent skaidrėje, tai jūs matote mūsų investicijas, nepaslaptis yra, kad iš tikrųjų norint augti, tai reikia investuoti, tai mes nuolat šitą ir darome, tai investuojame į šviesolaidinio tinklo infrastruktūrą, į serverių pajėgumus, IT, programinę įrangą. Ir per pastaruosius 2 metus iš tikrųjų mes virš 16 milijonų eurų jau esame investavę. Tai didžiausia investicijų kryptis mūsų buvo tai šviesolaidinio tinklo plėtra, serverinė infrastruktūra, IT sistemos ir programinė įranga. Aišku, mūsų svarbiausias arkliukas ir toks vienas svarbiausių konkurencinių pranašumų tai yra mūsų nuosava šviesolaidinio tinklo infrastruktūra, tai būtent čia mes ir padarėm didžiausias investicijas ir to dėka mūsų šviesolaidinio tinklo aprėptis Vilniuje didėjo iki 26%. Taip pat kitas dalykas, kad mes suprantame ir turime tokią strategiją, kad mūsų serveriniai pajėgumai turi augti greičiau negu mūsų klientų augimas yra. Mes norim, kad, pavyzdžiui, mūsų rezervas būtų bent 10–15 tūkstančių klientų, kuriuos mes, jeigu greitai paimtume, tai galėtume aptarnauti, tai mes investavome į serverinius pajėgumus ir 25 metų pabaigą mes jau galėjome aptarnauti 85 tūkstančius klientų. Na ir kaip Romas minėjo, tikrai didelį dėmesį skiriame mes automatizacijai ir dirbtinio intelekto technologijom, tai nuolat investuojame į tai ir šiais metais jau paleidome, nesu tikras, bet man atrodo, galimai pirmieji Lietuvoje, tai dirbtinio intelekto voice asistentą, kuris jau aptarnauja mūsų klientus ir kiekvienas
žmogus paskambinęs mūsų klientų aptarnavimo liniją, tai jau gali su juo pabendrauti, pasižiūrėti, kaip jis veikia. Tai jau mums padeda aptarnauti klientus efektyviau, greičiau, sutrumpina laukimo laiką klientų, kas iš tikrųjų, kadangi taip pakankamai domiuosi klientų aptarnavimo, tai susiduriu, kad tam tikrose įstaigose reikia ir 15, ir 20 palaukti. Tai mūsų atveju mes dabar to dirbtinio asistento pagalba šitą laiką sutrumpina ir be abejo mes ir toliau investuosime į šitą dalyką. Toliau, koks yra papildomai svarbus aspektas iš tikrųjų, kad taip mes sugebame augti greitai. Per paskutinius 4 metus mūsų augimas buvo praktiškai 190%, bet šitoje vietoje dar svarbu paminėti, kad mes augame ne tik greitai, bet galima augti ir efektyviai. Dėl ko mes sugebame tai padaryti, vėlgi dėl mūsų investicijų į automatizavimą ir dirbtinio intelekto technologijas, tai geriausias šito pavyzdys ir rodiklis yra tas, kad pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tai matome, kad 2021 metais tai buvo apie 67 000 eurų ir per pastaruosius 5 metus praktiškai daugiau negu dvigubai paaugo ir jau 140 000 eurų pajamų mes gauname vienam darbuotojui ir tikrai toliau neplanuojame sustoti ir toliau investuosime į automatizaciją, dirbtinio intelekto technologijos ir tas dirbtinis intelektas iš tikrųjų nėra mūsų įmonė taip vien tik angliškai buzzwordas, galima pasakyti, kad visi čia naudoja ir mes čia pasakysim, kad naudojame. Tikrai mes jau seniai pasileidome chatbotą, šiuo metu naują chatbotą, vėlgi kartu su whitebotu kūrėme. Chatbotas priima iš klientų užklausas, automatiškai jau bus skirsto per klientų aptarnavimo darbuotojus, visi pokalbiai įeinantis klientų pas mumis yra transkribuojami, automatiškai iškart atsigula į CRM sistemą, dirbtinis intelektas visus tos pokalbius vertina, parašo klientų aptarnavimo specialistam vėlgi rekomendacijas, kokias paslaugas labiausiai tikėtina, kad galima būtent šitam klientui parduoti, kokie klientų labiausiai tikėtina, kad šito klientų poreikiai yra ir taip tikrai kiekvienam žingsnėje, bent jau klientų aptarnavimo ir pardavimų procesu mes su kiekvieną dieną savo efektyvumą didiname ir ne tik efektyvumą didiname, bet tas padeda, kas svarbu ir investuotojams, didinti vėlgi ir mūsų pajamas. Svarbu, kad nedidinti efektyvumą vien tik dėl efektyvumo, bet svarbu, kad tas atidėtų, taip sakykime, ir P&L laivutį ir kad visi matytų, kad auga ir pardavimo pajamos, o kalbant apie tą, pavyzdžiui, voice asistentą dirbtinio intelekto, tai bent jau pradinėme etape jis galės vienu momentu aptarnauti iki 200 klientų, tai įsivaizduokite, tai vienu momentu apie 200 klientų, tai iš tikrųjų kiekvieną dieną 1000 klientų galės aptarnauti, tai reiškia aptarnauti visą įeinantį srautą ir dar labai daug išeinančių skambučių klientų aptarnavimo prasme daryti, upsellus daryti, cross-sellus, tai mes tikrai matome šitame didelę perspektyvą ir džiaugiamės iš tikrųjų, kad vieni iš pirmųjų Lietuvoje esame, kurie būtent tokį įrankį jau diegia ir testuoja. Na ir iš tikrųjų svarbu kiekvienos bendrovės veikloje, tai tas veiklos tęstinumas, ką pradėjai daryti, tą reikėtų ir tęsti, tai mes tai iš tikrųjų ir planuojame daryti ir toliau, tai pradėjome investicijas jau prieš ilgą laiką daryti, šiuo metu neketiname sustoti ir toliau tęsime. Šiais metais vėlgi esame suplanavę, kad tikriausiai apie 7 milijonus eurų investuosime į plėtrą ir kas svarbu yra, kad tos investicijos yra tęstinės, mes vėlgi, kur bus pagrindinės investicijos nukreiptos, tai pagrindinės investicijos bus iš visolaidinio tinklo, mūsų nuosavo visolaidinio tinklo aprėptį investuojamos, tai planuojame iki 27 metų Vilniuje padidinti tą aprėptį iki 30%. Šitą vietą svarbu irgi pabrėžti, kad Vilnius pats savaime jis kaip ir augantis miestas yra, tai kad mūsų tinklo aprėptis padidės 4%, tai realiai ir faktiškai tas tinklo padidėjimas bus dar platesnis.
Taip pat be abejo investuosime ir į serverių pajėgumus, tai planuojame, kad iki 100 000 klientų galėsime 27 metais aptarnauti, nes klientai ir toliau pakankamai sparčiai augs. Na ir kaip ir minėjome, esame vieninteliai šiuo metu Lietuvoje rinkos žaidėjai, kurie gali pasiūlyti fiziniams klientams 10 gigabitų per sekundę šviesolaidinio interneto greitį. Tai iš tikrųjų jau tai yra pasiekiama visame mūsų tinkle, visiems mūsų klientam ir planuojame tikrai aktyviai dirbti su klientais, siūlyti visiems tokį greitį, kad kiekvienas klientas, kaip sakant, galėtų iš savo patirties pajausti, kaip yra smagu, ūkiškai tariant, ir faina turėti pakankamai greitą ir stabilų internetą. Na ir toliau be abejo irgi investuosimės ir į automatizaciją, tai planuojame padaryti visiškai automatinį onboardingą klientų online ir sutarčių sudarimą. Tai mums padės dar greičiau ir labiau ir paprasčiau ir efektyviau plėstis per visą Lietuvą. Vėlgi ir toliau vystysime dirbtinio intelekto technologijas, chatbotus, voicebotus. Tikslas yra, kad tiesiog 24/7 būtų klientų aptarnavimas, tas klientų aptarnavimas būtų kokybiškas, dirbtinis intelektas galėtų absoliučiai visus klientų klausimus atsakyti ir kad klientų laukimo laikas iš tikrųjų būtų praktiškai ten 0 sekundžių. Tik klientas paskambina ir atsiliepia. Ir dar kas svarbu paminėti, kad iš tikrųjų mes šiuo metu kūrėme ir visiškai naujos kartos aplikacija, tai video turinio aplikacija, per kurį rodysim televizijos kanalus, filmus, radiją galima bus klausyti, įvairų kitą kontentą ir ten irgi vėlgi bus naujausi funkcionalumai, aktualiausi šiai dienai suintegruoti, tai voice asistentas, rekomendacijos turinio klientams ir įvairūs kiti funkcionalumai, kurie tikrai manome, kad pagerins mūsų klientų patirtį ir paskatins dar dažniau naudotis mūsų mobilią aplikaciją. Atleiskite, tuoj sekundę, taip. Na ir be abejo svarbu trumpai aptarti ir Fastlink organizacinę struktūrą ir komandą. Tai vėlgi čia, kaip ir kalbėjome, komanda, manau, kiekvienos įmonės yra toks kertinis dalykas. Mes manome, kad mūsų komanda yra vienas iš mūsų konkurencinių pranašumų, nes kaip ir minėjome, visas pagrindinės funkcijas mes turime in-house. Tai turime pardavimų ir klientų aptarnavimą, savo inžinierius, savo IT žmonės. Tai reiškia, kad mes visas naujas technologijas ir įvairius diegimus ir sprendimus galime priimti greitai, efektyviai ir kas dar svarbiau, kad kai pats valdai esminės įmonės procesus, tai turi galimybę užtikrinti ir labai aukštą tų procesų ir paslaugų kokybę, o mums tai iš tikrųjų labai svarbu. Tai šiuo metu įmonėje dirba 63 darbuotojai, tai 20 inžinierių, turim 15 pardavimų ir klientų aptarnavimo specialistų, 9 IT specialistus, tai ir kalbant apie vadovų komandą, tai Vitalijus Romaldas Andrijauskas yra mūsų vienintelis akcininkas ir pagrindinis žmogus įmonėje, direktorius, tai jis turi 20 metų patirtį verslo vystyme, telekomunikacijose, IT ir technologijose, turi magistro laipsnį Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete. Aš turiu magistro laipsnį vėlgi Vilniaus universiteto vadybos ir verslo administravimo ekonomikos fakulteto. Prieš tai 10 metų dirbu bankininkystėje ir virš 7 metų telekomunikacijų sektorėje. Ir šitoje vietoje matome tokį sinergiją, kaip abu esame stiprus verslo vystyme. Romas labai stiprus yra technologijose ir IT, aš finansų srityje ir toks labai geras derinys leidžiantis tikrai dažnai ir greitai diegti ir inovacijas, bet tuo pačiu ir užtikrinti finansinį ir augimą
ir tvarumą. Ir čia svarbu dar irgi paminėti tokį svarbų aspektą, kad iki šiol ne kartų akcininkas nėra išmokėjęs dividendų, tai visi uždirbami pinigai yra reinvestuojami ir toliau investuojami į įmonės plėtrą. Taip, ir ką jau irgi supratote, ko gero iš įžanginių skaidrių, tai iš tikrųjų emitentas nėra naujokas kapitalo rinkoje. 24 metais buvo išleistos net 2 obligacijų emisijos, tai pirmoji gegužės mėnesį su 12% fiksuota norma, antroji metų pabaigoje 9%. Vėlgi, kalbant apie inovacijas tiek veikloje, tai galim sakyti, kad ir kapitalo pritraukime inovacija iš tiesų antroji emisija buvo pirmoji gavusi Iltės garantiją. Ir ko gero apskritai viena iš 2 tik emisijų gavusi tokią garantiją. Užbėgant gal už akių, kodėl dabar nėra tos Iltės garantijos, tai dėl to, kad iš tiesų Iltės programa yra apribota. Refinansavimui galima skirti tik iki 40% obligacijų emisijos. Šiuo atveju, kaip ir minėjome, 100% bus skirta refinansavimui, dėl to Iltės garantijos tiesiog nėra galimybės skirti, nors iš tiesų manau, kad įmonė tikrai galėtų aplikuoti sėkmingai ir atitiktų visus reikalavimus. Svarbus aspektas, ką irgi jau minėjome, keitimo siūlymas, Povilas vėliau dar patikslins, kaip tai dalyvauti, bet kodėl tai yra svarbu, suteikiama galimybė esamiems investuotojams be papildomo kažkokio piniginio įnašo ar piniginio bridžinimo tiesiog pakeisti senas obligacijas į naujas, gauti išankstinio išpirkimo premiją ir visas sukauptas palūkanas. Tai tikrai patogus būdas, tiesiog reikia kreiptis į savo finansų tarpininką. Na ir irgi svarbus aspektas, 8 milijonai pritraukti 24 metais iš tikrųjų buvo sėkmingai investuoti. Didžioji dalis į šviesolaidinio tinklo, tai fizinė plėtra, serveriai atitinkamai, kad galėtų aptarnauti visus naujus klientus. Na ir likę 2 dalykai, tai tiesiog paslaugų plėtra, vadinkim, nematerialaus turto sukūrimas, procesų automatizavimas ir investicijos į paslaugas. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį būtent į rinką, kurioje operuoja bendrovė Consilium Optimum Fastlink. Tai yra telekomunikacijų sektorius, kuris plačiaja prasme, investavimo terminologija yra laikomas kaip gynybinis sektorius, kaip angliškai būtų defensive. Ką tai reiškia? Telekomunikacijų sektorius bendrovės įprastai yra vertinamos kaip saugesnės ir dėl to, kadangi tai nėra toks cikliškas sektorius, ir net ekonominio nuosmukio metu dažnai vis tiek yra naudojamasi telekomunikacinėmis paslaugomis, kadangi tai yra kaip pirmojo būtinumo prekė ar paslauga dažnu atveju, o tokiu atveju kaip Fastlink, kuris teikia savo paslaugas su vienomis mažiausių kainomis rinkoje, tai ekonominės krizės metu apskritai gali net galbūt ir padidėti klientų skaičius. Tai bendrai paėmus, žvelgiant konkrečiai į Lietuvos šviesolaidžio fiksuoto interneto rinką, mes matome, kad ji yra stabiliai auganti. Stabiliau ir sparčiau auga iš tiesų šviesolaidinio interneto, būtent tas total addressable market, visas rinkos dydis apie maždaug 6% kas metus. O dešinėje pusėje mes galime matyti ryšių reguliavimo tarnybos statistiką. Tai remiantis paskutinę 26 metų pirmojo ketvirčio ataskaitą galime matyti, kad Consilium Optimum nuo 2022 metų ketvirto ketvirčio paaugino savo rinkos dalį daugiausiai iš visų pagrindinių šios rinkos žaidėjų. Bendrovės rinkos dalis padidėjo nuo 2 iki 2,9% per 0,9%. Ir šitas pokytis buvo didžiausias lyginant su visais likusiais žaidėjais. Svarbu atkreipti dėmesį, kad čia nėra lyginama ir įtraukiama kiti galbūt mažesni teikėjai, kurių būtent augimo negalima būtinai patikrinti, koks buvo pokytis per tą patį minimą laikotarpį. Ir svarbu taip pat išskirti, kad šioje lentelėje galima matyti tuos pačius konkurentus, ką matėme RRT lentelėje. Tai Fastlink pajamų augimas, pelno marža ir pačių paslaugų kaina yra, pajamų augimo ir pelno marža yra viena aukščiausių, o kaina yra paslaugų viena žemiausia.
Tai matome, kad pastaruoju laikotarpiu Fastlinkas stipriai augino savo tiek pajamas, tiek ir išlaikė pelno maržą apie 22%, kuomet konkurentų pelno maržas, kai kurie iš viso fiksavo paskutiniaisiais metais nuostolį, aukščiausia kita pelno marža buvo arti 18%, kas buvo, ką fiksavo būtent Telia. O žiūrint iš viesolaidinio interneto kainą, žvelgiant grinai vertinant pagal viešų šaltinius randamus oficialiuose įmonių svetainėse, birželio 6 duomenimis, matome, kad Fastlink tiekiamas internetas nuosavų tinklu yra vienas pigiausių rinkoje. Ar tiksliau, remiantis šiais statistiniais rodikliais apskritai pigiausias. Ir kitas svarbus dalykas, apie ką jau trumpai užsiminėme, tai yra rinkos reguliavimas, kuris yra parankus Fastlinkui, apie tai pratęsti kviečiu Vitalijų. Taip, Vitalijų mikrofoną įsijungit. Taip. Atsiprašau. Taip, iš tikrųjų mes manom, šis reguliavimas yra teisingos krypties. Europos Sąjunga daro didelės pastangas, leidžia direktyvas, kurių tikslas yra liberalizuoti rinką, kad šioje telekomunikacijų rinkoje būtų didesnė konkurencija ir palankesnės sąlygos galutiniam vartotojui. Taigi, ta mūsų rinka yra reguliuojama ryšių reguliavimo tarnybos ir šiuo metu pagal reguliavimo teisę dominuojančią padėtį turintys subjektai telekomunikacijų rinkoje privalo dalintis savo tinklų. Tokiu būdu mes galim, neturėdami tinklo visoje Lietuvoje, per kitų partnerių tinklus galim pasiekti, klientą bet kurioje Lietuvos dalyje. Taipogi mes matom, kad greitų metų galėtų ir turėtų atsirasti papildomi reguliavimai, kalbant apie mobilaus ryšio paslaugas, kurių dar RRT, jeigu taip galima pasakyti, vengia, nes kaimyninių šalių patirtis rodo, pavyzdžiui, Lenkijos, kad tapti virtualių operatorium voice srityje, mobilių pokalbių srityje yra pakankamai lengva, nors Lietuvoje mes galim pasakyti, turėdami praktikos, kad tai yra sudėtingiau. Bet mes ruošiamės tiem pakeitimam ir manome, kad ateityje dar daugiau galėsime pritraukti klientų ir tą padaryti bus paprasčiau. Tai šiuo metu mes naudojamės tik šviesolaidžio rinkos reguliavimu, didmeninio plačiojo ryšio prieigą, o ateityje laukiame dar VULA. Ir manome, kad mūsų galimybės ateityje tik didės, kalbant apie vartotojų pasiekiamumą ir transporto atsipiginimą. Toliau žvelgsiu aš Fastlink finansinę informaciją, tai pelno nuostolio ataskaita, pagrindinius finansinius rodiklius ir įmonės balansą. Tai iš tikrųjų šioje skaidrėje atkreipsiu dėmesį į Compound Annual Growth Rate, kuris yra nurodytas kiekvienoje skaidrėje pajamų, EBITos, grynojo pelno ir grynojo pelno. Tai matome, kad visur jis arba daugiau negu 30 arba beveik yra 30%. Tai parodo, kad iš tikrųjų mes sugebame augti ne tik greitai, bet ir pelningai. Įmonės EBITDA per pastarosius 4 metus užaugo iki beveik 5 milijonų eurų, pelnas iki 2 milijonų eurų. Ir čia dar svarbu atkreipti dėmesį į nuosavo kapitalo rodiklį, kuris pasiekė iš tikrųjų 7 milijonus eurų ir yra 36%. Tai pakankamai svarbus dalykas, nes visi pinigai lieka įmonėje. Ir koks dar svarbus aspektas yra iš tikrųjų, kad nepaisant reikšmingų investicijų, tai finansinis svertas mūsų yra tikrai super konservatyvus, kaip telekomunikacijų rinka yra 2,1. Ir mūsų palūkanų padengimo koeficientas yra 2,9, tai reiškia, kad mūsų bendrasis pelnas 3 kartus praktiškai viršija
palūkanų sąnaudas, tai kas iš tikrųjų labai irgi komfortabilu yra ir padeda mums tikrai optimistiškai žiūrėti į priekį. Čia vėlgi matome, kad pardavimo pajamos augo per pastarosius 4 metus nuo 3,7 iki 8,8 milijonų eurų, EBITDA augo iki 4,8 milijonų eurų ir vėlgi matom, kad nepaisant spartaus augimo pavyko tikrai išlaikyti super aukštus pelningumo rodiklius, tai bendrasis pelningumas apie 4 metų vidurkius pašnekėsiu paskutinių, tai bendrasis pelningumas buvo apie 71%, EBITDA marža 54%, grynasis pelningumas 23%. Tai tikrai labai stiprus rodikliai, kalbant ne tik apie telekomunikacijų sektorių, nes telekomunikacijų sektorių vieni iš stipriausių tikrai rodiklių yra, bet ir bendrai, kalbant apie visą paslaugų sektorių. Čia matome balansų straipsnį, pakalbėsime trumpai tikrai apie turtą. Svarbus yra aspektas tas, kad ne tik pardavimo pajamos didėja, bet didėja ir visas įmonės turtas. Tai parodo pagrindinį dalyką, kad visas laisvas pinigų srautas ir pritraukti finansai yra investuojami į įmonės plėtrą ir į materialų apčiuopiamą turtą. Tai matome, kad pavyko jį padidinti per pastarosius 4 metus beveik daugiau negu 3 kartus, beveik iki 20 milijonų eurų. Ir pagrindinę dalį tai be abejo sudaro mūsų pagrindinis turtas ir pagrindinis konkurencinis pranašumas, tai nuosavo šviesoladinio tinklo infrastruktūra, tai virš 10 milijonų eurų, o kita dalis 3 milijonai eurų yra serveriniai centrai, modemai, maršrutizatoriai ir kita kompiuterinė įranga, kuri iš tikrųjų irgi prisideda prie to, kad mes galėtumėm greitai, kokybiškai ir efektyviai aptarnauti visus mūsų klientus. Čia yra paskutinė iš manęs skaidrė, tai apie nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Tai šitoje vietoje vėlgi atkreipiu dėmesį, kad nuosavas kapitalas auga iki 7 milijonų eurų, o mūsų veikla bendrai pagrįsta tokiu deriniu, kad mes finansuojame įmonės plėtrą iš 3 pagrindinių dalykų, tai nuosavas laisvas pinigų srautas, obligacijos ir bankinė paskola, šiuo atveju Iltės paskola. Tai šiuo metu mes esame pritraukė 8 milijonus eurų obligacijų, kurios šiuo metu siekime refinansuoti, nepaslaptis tam, kad sumažinti palūkanų sąnaudas. Ir taip pat mes bendradarbiavome su Ilte. Mums tai yra svarbus veiksnys ir aspektas toks, nes prieš suteikiant mums paskolą Ilte tikrai kruopščiai vertina mūsų verslo modelį, mūsų vadybinį, ekonominį, juridinį visą pagrindą ir mums tai toks kaip kokybės ženklas yra, kad viskas gerai, teisinga kryptimi mes judame. Balandžio pabaigai mes panaudojom 4,4 milijono eurų Iltės paskolos, iki metų pabaigos galime iki 6 milijonų eurų įsisavinti ir be abejo visi tie pinigai bus skirti plėtrai investicijom ir pagrinde vėlgi į nuosavą šviesoladinio tinklo infrastruktūrą. Taip, ir prieš pat pabaigą dar šiek tiek papasakosime apie pačią emisiją ir vieną galbūt irgi svarbiausių veiksnių, kriterijų, tai būtent įkeitimą. Taip, tai kaip ir ankstesnėse emisijose 24 metų siūlomas įkeitimas yra gautinų sumų generuojamų iš pasirašytų sutarčių pirminė hipoteka, tai realiai sutartys su klientais ir didžioji dalis, kadangi klientų bendrovės yra mažmeniniai, tai būtent šita plati klientų bazė ir iš jų gaunamos sumos yra siūlomas kaip įkeitimas. Svarbus gal paminėti aspektas, kad didžioji dalis, virš 60%, 66%, jeigu susumavus pasirašytų sutarčių yra ilgesnės negu 1 metų trukmės, išskaidymą matote grafike, tai šiaip vidutinis sutarties terminas yra 28 mėnesiai, bet vėlgi, kas rodo gal bendrovės gebėjimą išlaikyti klientus, tai iš tiesų, kad statistiškai absoliuti dauguma, 96% klientų pratęsia sutartis net ir pasibaigus terminai. Paskaičiavome, koksgi bus visų
galiojamų sutarties laikotarpių bendrovės sugeneruojamų iš tų sutarčių pinigų srautas, pajamų srautas, tai siekia beveik 20 milijonų eurų. Kaip tas įkeitimas veiktų nemokumo atveju, čia aišku klausimas toks, kuris labai priklauso nuo konkrečios situacijos. Kaip mes matome, tai iš tiesų nemokumo atveju bendrovės valdymą tradicinių atveju nemokumo perimtų kažkoks nemokumo administratorius, jisai nustatytų, kad tam tikra ta pajamų dalis turėtų eiti, aišku, įmonės būtinųjų kaštų aptarnavimą, kad užtikrintų tęstinę veiklą. Svarbu gal irgi akcentas toks, kad iš tiesų, jeigu bendrovė nedaro to augimo, neinvestuoja į plėtrą, tai pačiam tinklo palaikymui, paslaugos, pavadinkime, esamame lygyje palaikymui, sąnaudos iš tiesų reikalingos ženkliai mažesnės negu dabar patiriamos. Na ir likęs srautas tuo metu būtų nukreiptas realiai į obligacijų aptarnavimą ir obligacijų įsipareigojimo grąžinimą per tam tikrą laikotarpį, per kurį jau būtų sukauptos visos tos lėšos būtent iš sutarčių pajamų. Na ir trumpai apie tai, kaip įsigyti šias obligacijas, tai kadangi Consilium Optimum Fastlink obligacijos yra platinamos viešai per Nasdaq biržą, obligacijas galima įsigyti per biržos narys esančius bankus ar finansų maklerio įmonės Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje. Tai čia matote visus išvardintus tarpininkus. Na ir kas yra tiesiog svarbu, kad pavedimus galima pateikti iki Liepos 15 dienos, tai yra trečiadienio, ne kitos savaitės, bet dar kitos. Tačiau kas yra svarbu, kad tarpininkai, dauguma tarpininkų turi savo tas ribas ir terminus, iki kada priima paraiškas, todėl apsvarstykite, jeigu norėtumėte įsigyti šių obligacijų, vertėtų tai padaryti galbūt ne paskutinę dieną. Na ir ne ką mažiau svarbi procedūra, tai yra būtent keitimo siūlymas, ką esame užsiminę. Tai kairėje viršuje galite matyti du atskirus įsinus, kurie žymi dvi egzistuojančias obligacijų emisijas. Kiekvienos iš šių obligacijų emisijų savininkai gali keisti savo turimas obligacijas į naujai leidžiamas obligacijas, pasirenkant vieną iš trijų palūkanų lygių. Ir būtent sėkmingo pavedimo atveju obligacijų savininkas vietoj esamų obligacijų gaus naujas obligacijas, premiją, kuri yra 1 arba 1,5% bei sukauptas palūkanas. Jeigu obligacijų savininkas nieko nedarys ir obligacijų nekeis, sėkmingo platinimo atveju obligacijos bus išpirktos anksčiau laiko. Na ir galiausiai apie patį aukciono ir jo veikimo mechanizmą. Tai aukciono principas veikia taip, kad investuotojai, kaip ir minėjau, turi pasirinkti pageidaujamą palūkanų normos lygį, renkantis iš 8, 8,25 ir 8,5%. Na ir emitentas vėliau po viso platinimo periodo, matydamas visus pavedimus, pasirenka vieną palūkanų normų lygį, kuriuo jis gali surinkti tą turimą pilną sumą, platinamą sumą ir užfiksuoti vieną galutinę palūkanų normą, kuri galios visiems investuotojams, kurių pavedimai buvo patenkinami. Tai principe gaunasi, jeigu žiūrėti dešiniai į tą tokią matricą, investuotojai, kurie pateiks pavedimus 8% palūkanomis, jie bus alokuojami ir tenkinami bet kuriuo atveju. Tai yra, ar emitentas pasirinks 8%, 8,25 ar 8,5% palūkanas, investuotojai, kurie teiks pavedimus 8%, gaus palūkanas bet kuriuo atveju. Tai ką yra svarbu pabrėžti, jeigu net ir būsite teikęs pavedimą 8% palūkanoms, o emitentas pasirinks 8,5% galutinę normą, jums bus mokami 8,5% kupono mokėjimai, nepaisant to, kad rinkotės 8. Tai reiškia, kad visiems obligacijų savininkams, naujų obligacijų savininkams palūkanų norma bus ta pati. Na, jeigu trūks informacijos arba bus neaišku apie tai, kaip vykdomas aukcionas, galite viską ir labai plačiai rasti tiek Nasdaq oficialiuose pranešimuose, tiek Awesome Securities pasvirasis brūkšnys Fastlink obligacijos internetinėje svetainėje. Na, jeigu ir tada bus neaišku, tai tikrai kviečiame kreiptis paštu obligacijos@awesome.lt. Padėsime tiek suprasti aukciono principą, tiek ir pateikti tas
visas paraiškas jūsų tarpininkui. Na ir dar galiausiai apie rizikos veiksnius. Taip, tai iš tiesų visuomet raginame investuotojus susipažinti su rizikos veiksniais. Pilnas išsamus aprašymas yra pateiktas investicinėme dokumente, aprašomajame dokumente. Čia aišku padėjai surašėme tik tais rizikų pavadinimus, kaip visuomet investavimas yra susijęs su rizika. Jeigu kalbėti apie šį konkretų emitentą ir su būtent veikla susijusi rizika, tai aišku yra tie bendriniai ekonominės aplinkos faktoriai, makroekonomika. Šiuo atveju gal aspektas toks, ką pabrėžėme, kad industrija yra sąlyginai ciklo prasme gynybinė, defensive, bet žinoma, pasikeitus ekonominiam aplinkai galimas kažkoks veiklos rodiklių susvyravimas. Konkurencinė rizika, kaip minėjome, emitentas veikia rinkoje, kur yra žaidėjai su dominuojančia padėtimi. Kas saugo iš tiesų, tai reguliacija. Na ir reguliacija, kaip minėjo Vitalijus, orientuota į konkurencijos didinimą, kas yra palankus smulkiesiams žaidėjams. Bet žinoma, visai gali nutikti, tai reikia konkurencinę riziką būtinai įsivertinti. Kiti du aspektai verti paminėjimo, aišku, yra plėtros planai ir didelis augimas, jų realizavimas, kas susiję, aišku, tiek su pačių procesų suvaldymu. Kaip matome, bendrovėje sekasi tai daryti, efektyvumas didėja ir susidorojimas su papildomu verslo apimčių augimu. Kitas aspektas, aišku, plėtrai reikalingos investicijos, kurios yra finansuojamos išoriniais šaltiniais. Tai vėlgi tiek obligacijos, tiek banko paskola, egzistuoja tam tikra ir refinansavimo rizika. Šiuo metu, aišku, situacija yra palanki ir matome net palūkanų sumažėjimą lyginant su pastaraisiais keliais metais, bet aišku, tai yra vienas iš rizikos šaltinių. Na ir galiausiai geografinė koncentracija, tai verta paminėti, tai veikla koncentruota Vilniuje. Iš vienos pusės tai rizika, iš kitos pusės tai sąmoningas bendrovės pasirinkimas, būtent dirbti ekonominiam šalies centre, kur iš tikro potencialas plėtros šiuo metu ir artimiausius kelerius metus yra didžiausias. Na, kas susijęs su vertybiniais popieriais, tai iš tiesų gana standartiniai dalykai. Aišku, palūkanų normos svyravimas, kas keičia obligacijų kainą antrinėje rinkoje. Antras dalykas, apskritai antrinė rinka, likvidumo rizika. Na, nėra garantijų, kad susiformuos efektyvi rinka ir aišku, kas norėtų obligacijas parduoti anksčiau laiko, tai gali susidurti su kainų svyravimais tiek aukštyn ir žemyn. Tinkamumas, įsivertinti, ar obligacijos tinkamos jums kaip investuotojui. Ir galiausiai įkeitimas. Taip, obligacijos užtikrintos įkeitimu, tačiau, žinoma, nemokumo atveju egzistuoja rizika, kad tas įkeitimas nebus pakankamas padengti visam įsipareigojimui, bet mes vertindami apskritai kredito riziką šio emitento, orientuojamės labiau pačius veiklos rodiklius, skolinimo lygį ir veiklos sveikumą, pavadinkim taip. Taip, ačiū Vykantai ir dabar galime atsakyti į jūsų užduotus klausimus, tai turime šiek tiek susikaupusių, o tie, kurie dar nespėjo, tai tikrai galite Q&A skiltyje, užduokite anonimiškai arba viešai savo klausimus. Taip, tai pirmas, ką iš tikrųjų, manau, atsakėm, kodėl nėra iltės garantijos, kaip minėjau, tiesiog pati priemonė nėra tam tinkama, kadangi 100% refinansavimui tiesiog negalime naudoti iltės garantijos, nes ten maksimalus refinansavimo dydis yra 40%. Keletas klausimų apie veiklą, investicijas, rizikas, labai geri išsamus klausimai. Visų pirma, gal galite išskirti, kokią dalį sudaro maintenance capex versus growth, tai kiek yra tų palaikomųjų investicijų ir kiek jų yra orientuojama į augimą. Tai praktiškai liūtų dalį yra augimo investicijos, tai ten virš 90% ir daugiau. O kaip galėtumėte įvertinti, kiek apskritai reikėtų, nutraukėt augimą, kiek vidutiniškai per metus reiktų investuoti? Šiuo metu apie 7 milijonai per metus, ar ne? Tai nutraukus augimą, kiek tų palaikomųjų reikėtų? Tai iš tikrųjų reikėtų taip, kad jau tiksliai pasakyti, pasiskaičiuoti, bet jeigu taip labai apytiksliai, tai dešimties, keli šimtai tūkstančių iki kelių šimtų tūkstančių per mėnesį, tai 10 tūkstančių tiesiog
palyginti su to, kiek yra dabar investuojama, tai labai mažos ir nereikšmingos sumos. Ir palyginti net ir su pardavimo pajamom ir bendrai sąnaudom. Jo, tai čia gal vėl tą paminėt, kad kas gal skirtingai suvokiama, tai didžioji dalis yra būtent tinklo infrastruktūra, kur iš principo šviesolaidis nesidėlė taip greitai ir jo nereikia ten keisti, kas... Na tai šitoje vietoje turbūt labai gerai, Mykantai, užvedė ant kelio, kad verta paminėti, kad tos šviesolaidinės linijos, kurias mes pradėjome tiesti 2000 metais, tai jos tarnauja iki šiol ir mes dar planuojame, kad jos tarnaus dar 20-30 metų mažiausiai. Tai visiškai nieko tikrai nereikia keisti, viskas tarnauja. Tai kad jums lengviau būtų suprasti, tai čia galima lyginti su elektros tinklais. Tai patiesimi elektros tinklai, tai šviesolaidžio tinklai, sąlyginai kažkas panašaus, tai nutiesi ir ten 10 metų visą tai veikia. 20, 30, 50 metų. Iš tikrųjų, ką reikia keisti, tai reikia keisti dažniau kliento galinę įrangą, tai, pavyzdžiui, maršrutizatorių, kitą įrangą, kuri yra pas klientą, bet šitos sąnaudos dažniausiai atsigula ant klientų pečių, tai klientas arba nusipirka tą įrangą, arba nuomoja, tai todėl kaip ir nėra palaikomų investicijų šitą prasme. Taip, susijęs klausimas, kiek CAPEX planuojama 26-27, tai čia gero panašiai kaip ir pastaraisiais metais, ar ne? Apie 6-7 milijonus eurų kas metai. Supratau. Taip, apie pačią prieigą, ar ne? Ta plačiajuosčia prieiga, partnerių tinklus, kokia pajamų dalis priklauso būtent nuo VBA, VULA prieigos ir kokia yra reguliacijos rizika. Tai aš gal galėčiau paaiškinti. Tai nėra didelė dalis dabar per partnerių tinklus jungiamų klientų. Čia galbūt nuo 10 iki 20, kalbant apie šviesolaidį ir fiksuotas linijas ir mobilių linijų galbūt irgi 10%. Bet verslo modelis yra toks, kad pasiekiamumas klientų per partnerių tinklus yra laikinas, iki kol mes nedavesim iki kliento savo šviesolaidinių linijų. Na, kitaip tariant, nėra pagrindo abejoti tuo, kad priklausomybė nuo partnerių užaugs, būtent investuojama į nuosavą tinklą tam, kad priklausomybė nuo partnerių sumažėtų ir tą tendencingai mes matom ir ataskaitose, kad nuosavo tinklo dalis didėja, priklausomybė nuo partnerių mažėja. Taip, dėkui Romualdai. Apie obligacijas, ar ne? Programa 12 milijonų, ar planuojama papildoma emisija dar šiais metais, tai gal aš galiu pakomentuoti šitą, kad iš tiesų vidutiniu laikotarpiu ko gero planuojama, nes obligacijos ir toliau bus vienas iš šaltinių finansuoti augimą, ar tiksliai šiais metais, ar kitais metais, tai čia iš tiesų pasiliekame gal tokią laisvę. Ko gero, kaip minėta, dar įvyktas paskola yra iki metų galo, kuri reikės pilnai įsisavinti, tai negalim tiksliai pasakyti kada, bet labai tikėtina, kad papildoma emisija, tai čia 4 milijonai virš 8 ateityje bus. Ir galiausiai, kaip planuojate išpirkti obligacijas, refinansuotis naują emisiją ar kitais šaltiniais, tai gal Denisai jūs pakomentuokit. Tai čia svarstome iš tikrųjų įvairius variantus, tai bendrai kaip ir kalbėjau apie verslo finansavimą, tai visą laiką turime tą derinį, tai bankinis finansavimas, obligacijos, nuosavi pinigų srautai, tai jeigu kalbėtumėme apie refinansavimą arba išpirkimą esamos emisijos, tai vėlgi, tai čia praktiškai tik jeigu išpirkti, tai 2 variantai yra, tai nuosavos lėšos arba bankinis finansavimas. Jeigu refinansuoti, tai vėlgi refinansuojant per obligacijas arba per bankinį finansavimą, iš tikrųjų čia daug tų variantų ir nėra. Taip, apie kainodarą. Pagrįstikite prašomą skolimosi kainos kainodarą, kadangi nebėra ILTE garantijos naujai emisijai, prašomi 8,5 lygintini su 12,24, kai nebuvo ILTE garantijos. Kuo grindžiate norą pasiskolinti net 400 bazinių punktų pigiau? Taip, tai čia kompleksinis atsakymas, geras klausimas. Tai
4 veiksniai iš tiesų mažina arba prisidėjo prie to, kaip mes nusprendėme būtent tokią kainodarą, kokią siūlome. Tai pirmas dalykas, lyginant su 24 metais, jų pavasariu, pirmas dalykas, kas pasikeitė, tai sumažėjo bazė ir ta nerizikinga palūkanų norma. Tai Euriboras to laikotarpio buvo apie 3,9%, dabar jis yra pakilęs šiek tiek nuo 2% iki 2,3%, tačiau labai stipriai svyruoja, vadinasi sumažėjimas nuo 1,5 iki 2%. Antras dalykas, įmonės kredito rizika vertiname, kad reikšmingai sumažėjo. Įmonės dydis nuo to laikotarpio balansas išaugo beveik 2 kartus, pajamos pelnas, nuosavas kapitalas irgi beveik 2 kartus. Statistiškai apskritai irgi visose kredito rizikos vertinimo modeliuose dydis vertinant kredito riziką yra reikšmingas veiksnys, tai apskritai vertinant, kad tas prisidėjo prie to, kad tas spredas ir kredito rizika priemoka turėtų sumažėti. Trečias dalykas, žvelgėme į būtent rinkos palyginamosius sandorius, daugiau orientavomės į Lietuvos obligacijų emisijas, kurios nėra susijusios su finansais ar NT. Tai matome ten panašias kainodaras, tiek ir dabar vykstančių platinimų ar pastarų metų eigoje taip pat vykusių platinimų. Ketvirtas dalykas, 24 metais emitentas ėjo pirmą kartą į obligacijų rinką, na ir įprastai, kadangi rinkai nėra žinomas buvo emitentas, tai reikėjo tos vadinamosios naujoko premijos, kurią mes vertinam nuo pusės iki procento, ką reikėjo susimokėti kabutėse emitentui, vien dėl to, kad tai buvo pirmas kartas ir pirmas žengimas į kapitalo rinkas, o dabar ateinama jau tikrai su patirtimi. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, tai šią kainodarą nustatėme atsižvelgiant ir į grįžtamąjį ryšį iš institucinių investuotojų, su kuriais bendraujame labai aktyviai tiek dabar, tiek ir dar iki platinimo pradžios turėjome indikatyvių pašnekėjimų ir tikimės apskritai aktyvaus ir didelio dalyvavimo iš institucinių investuotojų šioje misijoje. Na, o aukcionas pasirinktas, o ne fiksuota palūkanų norma, dėl to, kad yra labai kintanti aplinka ir to pačio platinimo metu Euriboras gali tiek pakilti, tiek nukristi, tai ta fair arba sąžininga kaina taip pat atitinkamai gali būti kitokia. Dėkui. Povilai, 2 klausimai, abu susijęs su kainodara. Pirmas, ar galite patikslinti pajamų sudėtį? Jei sutarčių 46 000, vidutinė šviesolaidžio kaina 8,9, pajamos išeina 400 000 per mėnesį, prezentacijoje rodoma beveik 700. Čia ko gero atsakymas yra per paslaugų krepšelio formavimą, bandlinimą, kad ne vien tik tai šviesolaidis yra toje vienoje sutartyje. Aš galėčiau atsakyti. Iš tikrųjų, įmonė teikia ne vien tik interneto tiekimo paslaugas, mes teikiam labai plačiai ir televizijos paslaugas, ir praėjimo kontrolės, telefonspinių paslaugas, VOD, tas video on demand filmų turėjimo paslaugas, vaizdo stebėjimų paslaugas, apsaugos sistemų paslaugas, darbo su vystytojais, su stambesniais, tokiais, naujais daugiabučiais, net daugiabučių kvartalais paslaugas. Na, dėl to ir paslaugos sumuojasi, nes, tarp kitko, mobilus internetas, 4G, 5G, pokalbiai, mobilus. Na, mūsų klientas vidutiniškai turi beveik po 3 paslaugas. Kiekvienas mūsų klientas. Čia vidurkis. O yra klientų, kurie turi ir 5 ir 6 paslaugas. Super. Supratau. Ir apie kainą. Ar matote, kad didėjai konkurentai Telia, Seagate mažintų kainos? Mes nematom kainų mažėjimo kažkokių tai signalų ateityje. Manome, kad didėjai konkurentai kainas tik didins, o mes bandysime išlikti tą žemiausią kainą siūlančių tiekėjų. Pastaris, tai čia mes suprantame, kad čia ne apie paslaugos kokybę, o čia grinai apie kainą. O mes klientam bandom siūlyti aukščiausią kokybę už geriausią kainą. Ir tą išlaikysim ateityje. Taip, dėkui Romualdai. Ir galiausiai paskutinis klausimas, kokios šių obligacijų garantijos įmonės bankroto ar pardavimo atveju. Tai
Gerai, pradėkime apie nemokumą, ar ne? Tai ką svarbu paminėti, kad iš tiesų kreditorių eilėje šios obligacijos realiai yra toje pačioje vietoje kaip ir Iltės paskola, tik tai žinoma skiriasi užtikrinimo priemonės. Iltė turi įmonės hipoteką, įkeistas visas turtas išskyrus gautinas sumas, o gautinos sumos yra įkeistos būtent obligacijų investuotojų naudai. Tai tokios ir būtų tos garantijos nemokumo atveju. Pardavimo atveju iš tiesų tai pardavimas nesąlygotų kažkokio, nemokumo įvykio. Tai svarbu koncentruotis į pačią bendrovę, kaip ir minėjom, koks kapitalo lygis, koks balansas, koks užskolinimas ir pasikeitimo netgi savininkų atveju, tai šie rodikliai nesikeičia. Šiaip, aišku, Vitalijus tikrai nesvarsto apie jokį įmonės pardavimą artimiausiu metu, tačiau pripažinkim, kad tas tinklo turėjimas ir plataus klientų rato koncentruoto didžiausiame Lietuvos regione, tai tikrai yra vertybė, kuri būtų vertinama konkurentų, bet kaip minėjau, kol kas tokių planų lyg ir nėra. Taip, tai jeigu dar turite klausimų, tai galite spėti užduoti Q&A sekcijoje, kol, taip sakant, jeigu rašote kas nors klausimą, trumpai priminsiu dar kartelį, kad obligacijų emisija platinama iki Liepos 15 dienos, ją galite įsigyti per daugumą šalies Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje tarpininkų, kurie yra Nasdaq biržos nariai. Esami obligacijų savininkai yra kviečiami keisti savo turimas obligacijas į naujas, nieko nedarius, tai yra nepateikus, nekeičiant savo obligacijų į naujas obligacijas, esami obligacijų savininkai bus išpirkti sėkmingo platinimo atveju. Ir aukcionas veikia tokiu principu, kad emitentas pabaigoje pasirinks galutinę palūkanų normą ir pavedimai bus tenkinami tik tie, kurių palūkanų norma pasirinkta yra ta pati arba žemesnė. Tai yra, jeigu rinksitės 8,5% palūkanas, tai gausite tik tada, jeigu galutinė norma yra 8,5%, o priešingų atveju, jeigu rinksite 8% palūkanas, jūsų pavedimas bus tenkinamas bet kokiu galutiniu atveju. Taip, tai gal toks patarimas ir būtų, jeigu jums nėra svarbus labai jau tas, pavadinkim, skirtumas 0,5% ir norite būti užtikrinti dėl alokacijos, tai rinkitės žemiausią lygį. Aišku, jeigu tikrai yra svarbu pajamų lygio kitimas po 0,25%, žinoma, visada galite išreikšti savo pageidavimą. Taip, tai kągi, matome, kad klausimų daugiau nei krito, tačiau jeigu tik tais tokių kils, dar kartelį paskatinsiu, kreipkitės į obligacijos.osum.lt arba savo finansų tarpininką. Taip pat daugiau informacijos apskritai apie šią misiją galite rasti osum.lt /fast-link/ obligacijos. Ir ką, ačiū dar kartelį tada visiems dalyvavusiems. Šiuo įrašu pasidalinsime. Dėkoju Romualdai, Denisai, Mykantai ir tuomet iki kitų projektų. Dėkui. Dėkoju. Ačiū. Geros dienos visiems. Gerai.